Trikampių rūšys pagal kraštines. Šiandien pasimokysime rūšiuoti trikampius pagal kraštines. Šiaip trikampiai gali būti rūšiuojami pagal kraštines ir pagal kampus. Šiandien apie tai, kokiosgi yra rūšys pagal kraštines. Jeigu trikampio visos trys kraštinės yra skirtingų ilgių, tai mes tokius trikampius vadinsime įvairiakraščiais trikampiais. Tokių trikampių visos kraštinės yra skirtingų ilgių ir lentoje nubraižytas trikampis kaip tik yra įvairiakraščio trikampio pavyzdys. Jeigu mes turime trikampį, kurio dvi kraštinės yra vienodų ilgių ir tik trečioji kitokio ilgio, tai tuomet tokį trikampį vadinsime lygiašoniu trikampiu. Lygiašoniu trikampiu dvi kraštinės yra lygios. Ir štai šis dryžuotas trikampis būtent yra lygiašonio trikampio pavyzdys, nes dvi jo kraštinės yra lygios, šonai lygus, lygiašonis trikampis. Ir trečios rūšies trikampiai, jeigu turim trikampį, kurio visos trys kraštinės yra tokio paties ilgio, tai yra visos lygios, tokios pačios, tai tokį trikampį vadinsime lygiakraščiu. Lygiakraščių trikampių visos trys kraštinės yra vienodų ilgių, lygios. Tai yra tobulas trikampis lygiom kraštiniam ir jis yra vadinamas lygiakraščiu. Taigi apibendrinkime. Trikampiai yra rūšiuojami pagal kraštines į tokias rūšis. Įvairiakraščiai, kai visos kraštinės skirtingų ilgių, lygiašoniai, kai dvi kraštinės yra lygios, dvi, ir lygiakraščiai, kai visos trys kraštinės yra lygios. Dabar pasižiūrėkime, ar gebėsime juos atpažinti. Pagalvokite, kuris iš nupieštų lentoje trikampių yra įvairiakraštis, kuris yra lygiakraštis ir kuris yra lygiašonis. Galite pradėti nuo pirmojo. Atidžiai žiūrėkite į mėlynąjį trikampį ir galvokite. Kokios yra šio trikampio kraštinės? Lygios? Visos trys? Ar tik dvi? Ar visos skirtingų ilgių? Atidesni pastebės, kad tikrai kraštinės yra skirtingų ilgių. Ir todėl šis trikampis yra įvairiakraštis. Pažiūrėkime į žaliąjį trikampį. Ar yra lygių kraštinių? Ir jei yra, tai ar visos jos yra lygios? Tikrai pastebėjote, kad apatinė kraštinė yra ilgesnė už šoninės kraštinės. Tikrai šiame trikampyje yra lygių kraštinių, bet lygios kraštinės yra tik dvi. Kaipgi vadiname trikampį, kurio dvi kraštinės yra lygios? Lygiašonis trikampis, nes dvi kraštinės yra lygios. Na ir trečiasis rausvasis trikampis išties turi visas tris lygias kraštinės. Ir jis yra vadinamas lygiakraščiu. Taigi pagal kraštinės trikampiai yra įvairiakraščiai, lygiašoniai ir lygiakraščiai. Tai tiek.